Ruošiamės dabar dažyti buferius. Nusireibalinsiam ir polsiam dažyti. Mūsų priemonės. Dažų pats. Tuoj. Daža, laks ir kietiklis. Vykst pasiruošėjams darbams. Pasiruošėjams. Tarp paskutinį gruntavimą ir dažymą praėjai 2 savaitės. Tai manau tikrai viskas galėjai gerai sukeitėti, išdžiūti, išgarauti, nieką neatkėli. Tai mūsų laimė. Tiep atrodo mūsų buferiuką. Moldingą. Kamera kokybišką padaryta. Gausus apšvietėjams. Biškai apdažyta, bet manau pasitaikė. Šio vakarą akcents, GoProškį. Ko nes galvojate, šis blizgės? Davėm besimokančiam dažytojau perdažyti mašiną. Paėmi, ton mašiną nudaža, tu išmoks dažyti, o mes gausiam, kažką nudažytą mašiną. Visgi pasanu ir profesionali kamera, tai mums tikrai padarys, ką bebūtų geriau nei mes to dulkėto daržinė. Mums jau buvau dažys ne vien detalį, tiesiog nebuvau dažys celos mašinas. Ką pasakėm, pradžioje biškis spiriuojus, o paskiau pats užsivėdė, sak, davai darom. Čia padavo, čia tipo dažai. Nes jis neturėjo tiek dažų, tai jis padą padarė. Tas atrodo biškai šviesesnis, gal. Žinai, čia plaunu, nebūtų šiukšlių karai. Tarp kitko, būsiu populiarus ir įgrūsiu šiuo kitokį reklamą. Jeigu jautotės, kad norėtumėt būti multiplas konfliktiniaus būriaus narys, tai tuomet einat į strainus.lt ir užsisako džemperio. Maikut, jeigu norėt biškėlį pigiau. Jeigu teisybė, tai pirkom pasiderkt, o gavos, kad įsimylėjom. Įdomiausias dalykas, kad dažas turi apdžiūti, bet negali sudžiūti per daug. Reikia žinoti, kuomet šokį daryti, o antras sluoksnis.
Kaip jau suprato, turėjom du skirtingus, bet labai panašius dažus. Tai vienas buvo pats, kitas buvo mūsų pagrindas. Kaip jau pagrindinis veitas padengi padu, mes jau buvom įsižiūrėjant. Kaip mašina buvo nudažyta pagrindinės dažas, tai išvės buvom apšalent. Nes tas pats buvo jau ahujant, bet dažas tai buvo tuo bus. Uždėjom 200 ml laką, dabar 100 gramų kietikliaus. Kalbėk žemaitiškai. Kalbėk žemai. Turi būti 306 kažkur. Vašiokas kietikliaus. Vaškėnį kempinėlį buvo naudojama tam, kad nurinkti dulkėlis. Principai iš sportinį interesą ir prasidėjo tas multiplas projektas. Sakau, davai puspraskiau dažom ton mašiną. Un sunksčiau buvau ruošęs ne vieną motociklą. Aišku, motociklų ir vienas reikalas pasidaryti, kitas reikalas jau ir mašina. Pamaniau, kad galim rizikauti. Čia multipla, čia nieko prarais, čia bus ir įdomu, išmoksiam kažko, kažkam bus įdomu pasižiūrėti ir turėsim mašiną kelionėm. Visko darėm biudžetišką, bet naglą aklą netaupėm. Vis dėlto nuplėšėm gumas. Gumas, įmarėm čia. Čia turėjo būti, nulupom. Kad neprisidaryti tai kraštą. Veidrodėlę nuimti.
buferį. ABS. Meno kūrinys. Dabar išsinešėm biškėlį kito, kad žūtų, čia mašina reiks veš dažyti. Pigi darbą, jėga. Jei žmonės sako, per naktį mašinos eina perdažyti tokius, atrodo. Koks jausmas pripūsus už vairo? Eik, kaip kiekvieną dieną. Aku tai palikta kamera. O dabar trauksim plionkį, kraštus apklėvom, mašiną kamerų. A jūs matot kokiai buferį? Ledinė. Aš tas buferis pamačiau, tai išsižiojau. Toms betkai gerą nudažė. Dabar klijuoju mane į mašiną. Dažą gerą sukėba, apsidažė. Atrodo, kai laks gerą prisičiongia. Didžiausia baimė visų dažytojų, ypač pradedančiųjų dažytojų, ir kad laks nubėgs, patiokas. Bet ne vieno patioką nematėm, net neįsivaizduojam, ko čia bereikėtų daryti su poliravimo mašinėlį prie tų buferių. Aš esu apšalis, iš metrą stovėjau pirmas į gyvenimą, žiūrėjau, kaip dažo mašiną. Geras dažytos, geras bachurėlis su geru požiūriu į darbą. Aš manau, kad greit pristatysia mano Tomvės veiklą gan rimtai ir galėsit galvoti iš aplinkinių miestų, kad atsivaryčiau mašiną visai apsimoka. Užsiemat mašinom ar šiaip turėt vien kietą kleską ant savo mašinas, gyvenat kažkur Jurbarko rajone, Tauragė, Kaunė, jums gali būti tikrai apsimokės atsivaryti Jurbarko, mašiną pasidaryti ledovą, parsivežti ir kada dar padarysit matematiką, pamatysit, kad tas 100 km į priekį atgal, tai ir jau už gerą kokybę sumokėti šiek tiek mažiau, vien dėl to, kad yra mažesnė miestė, tai tikrai racionalus variantas, čia net nėra kalbų. Kis dalyks, jeigu mašino pas jūs užsidegi skydėlį kokį lemputį, ar pradėjai pjauti grybą elektroniką, tai jūs galėt nušokti pas Bitmaną. Kompiuterį pasijungs, pažies klaidas, pažies, kom galėtų pats patvarkyti, jeigu galės padarys, negalės patars, pasakys, kur pasidaryti, ką pigiau, ką tvarkingiau, geriau.